vandens starter pakas. Ir dar visai nieko būtų sulčių, kokių vynuogių pamti, kad būtų cukraus bomba. Kiaušiniai, jautiena, sultis, pritupimams sunkesniam, traukom, soja, ryžiam, kad ryžiai eitų ir daug vandens. Nu jo, režimui kažkokiam pasiruošę. Reikės rimčiau patupti, patraukti, tai maisto savaitai turim. Laimingas skaičius gaunasi 113,87 už maistą. Išsirašymas važiuoja į trasą. Susipakuoju ir reikia važiuoti ruoštis valgyti. Greičiausiai tupsiu 2-3 kartus, tai tikiuosi vynuogių sultis padės šiek. Vienas iš tokių įdomesnių dalykų, kuo man patinka ryžių podai, kad pavyzdžiui švarai sportuotų, sėdėdi ryžius ir jie išverda ir po to jas dar šildo. Tai rodo, kad aš 4 valandų buvau išvaręs, bet jie kaip ir palaiko mano ryžius šiltus. Po 4 valandų ryžiai yra majestic, šilti ir pasiruošę jos valgyti. Tai viena tokių smagesnių funkcijų. Dėklas, paruoštas jautienos gabalas ir laikas toliau kažką gaminti. Mėgstamiausia dalis proteinas, tai šiandien toks pats užkandis yra. Užkandis, sakau, maistas rimtas. Jautiena tik su ryžiais po treniruotės, kad būtų ir proteino, ir kad būtų angliavandenių. Įsijungiu šildyti. Ne pats gražiausias vaizdas. Dedu pipirų, druskos, išmakaluoju ir laukiu, kol gražuolis sušils, kad kitus mažučius dėčiau tenais. Gražuolis įkaito, dedu jautienos gabaliukus. Tai yra vienas dabartinio mano labiausiai mėgstamų proteinų. Jautiena. Jeigu mesčiau svorį, mesčiau taipogi su jautiena, bet tiesiog vartočiau mažiau angliavandenių. Jeigu, pavyzdžiui, pastebėsi, tai aminų rūgščių komplektas, tarkim, jautienai yra žymiai geresnis negu, pavyzdžiui, vištiena. Nors tai yra to pačio, pavyzdžiui, karnitino irgi yra žymiai daugiau jautienai negu vištienai. Tai, pavyzdžiui, energijos būsenai, palaikyti, pavyzdžiui, svorio auginimui, tai jautiena dar labai gerai dėl to, kad yra riebalų. Tai, pavyzdžiui, jeigu norit svorio auginti, tai rinkčiausi ne vištieną su ryžiais, o kokią jautieną su bulvėm. Kad kuo labiau tą metabolizmą stabdyti. Malonus ausiai yra garsas, tai laukiu, kol iškeps ir tada pasiruošęs būsiu su ryžiais viską suvalgyti. Bliūdelis su beveik 200 gramų ryžių yra pasiruošęs. Laukiu, kol iškeps jautieną, jau praktiškai ir yra ir maišysiu jos kartu. Tai labai paprasti milsai. Toksai bliūdelis, čia kaip mano galvojau. Tai jisai dar nepilnas, bet šį kartą be kiaušinių, nes labai sunku absorbuoti maistą, tai jos biškiai įsiskaidės ir kadangi ryžius valgau 3 kartus, tai kiti valgymai bus jau su kiaušiniais ir jautiena irgi kartu. Garsas, koksai malonus ausiai. Viskas, berods turim. Pasiemam medinuką, susidedam, išsijungiam, pabėgo mūsų proteinas. Kaip gardu. Viskas. Esu pasiruošęs valgyti, tai viskas atrodo. Kadangi maistą pasiruošiau, bet iš karto užsistatau ir kitus ryžius. Tai iš akies biškį vandens, kol uždengia, susidedu, pasiruošiu, įsidedu. Čianais, kas kitas niuansas yra irgi labai svarbus, tai dedu biškį roksalto. Ir iš karto turiu santelį, kur yra 180 gramų. Tokį, pasisemiu, kaupu, užsidedu, pasidarau ir yra
ramu. Tai va, uždengiu, pasirenku meniu. Šiaip tai galima jos ir greičiau iškepti, bet kadangi dabar neskubu. Ir va, op, ir toliau. Jau tokius 2, vieną ir sudeginau per metus, tai pasiteisino. Bet dabar tiesiog naudoju 2 puodus ir juos keičiu pastoviai. Raidam apšilimą, tikslas visi pakartojimai, kad būtų kuo labiau vienodi. Tai su tuščia 10. Pirma padanga. Antra padanga. Tiesus kampas nelabai patiko, nes nesimato, kiek prisėdu. Dabar pasidėjau šoną, tai su šiam buvo visai nieko ir matėsi, kokių kampų kiek prisėdu. Tai kurį laiką palaikysim dabar šitą kampą. Skaniai. Trečia padanga. Skaniai. Ketvirta padanga ir dedam ankelius. Biškį prisėžinau, tai žiūrėsim, kas čia bus. Paskutinį su pauze 108, tada dedam 200. Maža padangėlė. Segam diržą ir pirmi su atmušimu 200. Nuėmam padangėlę, dedam 5 padangą. Raudonųjų vynuogių sultis išeitų išlaikyti gyvybę treniruotės metu, nes dar reikia spausti. Paskutinis apšilimo setas ir tada žiūrim, ką turim. Skaniai. Dukiam paskutinę mažą padangėlę. Pasiruošę.
Skaniai. Pažiūrėsim, kas čia gavosi su giliu. Ir dabar einam spaust. Toks duken visai nieko. Gal kampo norėtųsi ir žemiau. Dabar šilsim. 102,5 spausim 3 kažkur po 4 arba 4 po 4. Pažiūrėsiu, kaip jausis. Užsirišu Jordanus ir važiuojam. Dažniausiai, kaip seksi štangos spaudime, nusako tuščia štanga, tai šiandien buvo lengva, tai ant to ir važiuoju. Naujas apšilimas 100 tram, kai biškį prie jo nepratęs, jisai jaučiasi keistai, bet iš karto šokau dabar į 100 tram 2,5. Tai mano technika kaip ir yra kečas vadinamas pagavimas bench preso, o nesinkas. Aš nesugeriu, nesusispaudžia man į krūtinę, o stengiuosi pagauti ir iš karto viršutiniam taške laikyti. Tai čia yra mano geriausias spaudimas, kaip jisai gaunasi, nes jeigu susinku, tai tada man bus labai sunku pasispaus daugiau svorio. Tai vat bandysiu competitionui vėl atidirbti savo šitą techniką. Skaniai. Tai štangos spaudime yra trajektorija tokia, jo raidė, tai ją visą laiką bandau išlaikyti. Dar vienas geras toksai niuansas, kad visą laiką bandyti laikyti štangą po alkūnę, kad kiek įmanoma apsaugoti pečius. Ir tada gaudai. Tai reiškia štanga, jinai juda va tokia va trajektorija, šitaip. Ta dalis štangos spaudime yra labai svarbios kojos. Visą laiką visą svorį aš laikau ant kojų ir įsivaizduoju, kai tik tai štanga nusileidžia žemyn į jūsų tašką, kur jūs pasileidė. Plačiau rankos, jisai aišku yra vienoj kampe, kuo siauriau, tuo kitam. Bet dabar apie kojas, tai kojų esmė, tokį tiesimą daryčiau. Įsiremiu, štanga įsiremia į krūtinę, tada pėdom laikau svorį ir lyg norėčiau kojam stipriai tiesimą daryti, stumiuosi į priekį. Į kur paleidžiat štangą irgi yra labai svarbus niuansas ir tai priklauso nuo jūsų pločio. Žinoma, kuo siauriau rankos, to jisai bus žemesnis, kuo aukščiau, kuo plačiau rankos, tada tas taškas yra aukščiau. Tai atitinkamai pagal savo spaudimo techniką, tai irgi turit pasirinkti. Aš štangą leidžiu ne į krūtinės apačią, o biškį žemiau, nes mano paėmimas jis yra gana siauras. Skaniai. Dar vienas labai svarbus dalykas, tai štangos spaudimas, kaip atrodytų juokingai, jisai yra iš kojų, ypač tas varžybinis spaudimas. Tai reiškia, kai tik tai štanga nusileidžia žemyn, didelį dalį krūvo arba didžiąją, netgi visą krūvį perima
kraujas, labai mažas procentas lieka ant rankų, tai kai gauni komandą, iš karto lyg nuo kojų darau tokį tiesimą. Tai labai svarbus yra niuansas, kojom išmokti išlaikyti svorį, kad jį po to išstumt būtų labai lengva. Kadangi mano spaudimas jisai gana siauras, tai viršui jo aš turiu užbaigti tricepsui, kur prasideda mano ta smagioji kova, ar spaudimas jisai suskaitys, ar ne. Šiaip turiu labai gerą feilą, 185 kg. Tai parodysiu, kaip būna, kai tricepsas sumiršta. Šilimai 15, 10 kartų. Tai šiandien programa 4 po 6 su 2 trumpais ir pradėsim taip. Paskutinis setas, pečiai, vieni mano mėgstamiausi. Tik dabar jų tikslas ne kuo daugiau paspausti, bet kuo geresnis štangos spaudimas būtų. Manau, kai mesim svorį, grįšim į tos pakartojimus, pamušti rekordus senus. Skaniai. Vienas ir vis tiek pats svarbiausias dalykas spaudime, tai jūsų alkūnių ir pečių tvirtumas, ant kiek jos yra sveikos. Tai nepamirškit pasidaryti tokių pratimų, kad ilgiau ilgamžiškumas tęstųsi kartu. Su rotacija 4 po 15 šiandien. Jau vasaros motivacija blėsta, klube žymiai mažiau žmonių. Tai jeigu dabar pradėsit, tai jau kitai vasarai turėtumėt pasiruošti. O jeigu gyvenimui ruošiatės, tai galite pradėti ruoštis bet kada. Babam! Nu ką, čempionai, labas, gaminsim šiandien kebabą. Gal labiau tortilė, bet gal ir labiau kebabas. Kažkokių labai slaptų ingredientų nėra, bet ta pati jautiena, tie patys 15 baltymų ant 100 gramų, tai čia 300, ne, čia 400. O, tai čia irgi šiam 2 bus geri, ne, šiam 4 gramai. Tai taip ir važiuojam. Ką pjausim, gaminam. Kol susipjausiu, užprieskoniuosiu, užkaisiu savo gamintuvą, išsitraukiu mėsos gabalą, pasiruošę būsim įpjaustyti. Supjaustau mažais gabaliukais, kad tilptų į tortilę. Druska, nepagailėti, pipirai ir tokių steikų prieskonių. Čia pagrindė česnakas ir dar ten kažkokį. Nors tokiuose labai daug druskos būna. Iš tikrųjų, jeigu pradėsit stebėti, tai kepsnių prieskoniai malūnėlyje, sudedamosios dalis, jūros druska 21%, spausdinti svogūnai, pomidorai, paprikos, česnakai, juodieji ir baltieji pipirai, kalendros, aitriųjų pipirų dribsniai, garstyčių sėklos, čiberžolės.
Tai va, jeigu vien pačekinsit, matysit, kad čia visokiausių irgi yra dalykų. Šiaip man patinka prieskoniuot, nėra nieko baisaus. Biškį čia va, išsitrinam, laukiu, kol įkais. Kol kaista, iš karto išsitraukiu, va, yra dar likusios 3 tortilijos, tai jos keliaus visos skrandį. Ir ne tą norėjau pasakyti, bet esmę supratot. Dabar dedu Filadelfijos biškį. Koks biškį? Normaliai. Kadangi anglių nėra, riebalų šiandien irgi ne per daugiausiai kelsim. Tai galima drąsiai uždėti. Jeigu metat svorį ir neturit valios, greičiausiai apgaudinėja trenerius. Dėl to jam treneris dažniausiai kainą turėtų kelt už kiekvieną kartą po eurą arba 2. Tai čia jūsų sąžiniai. Bet jeigu svorį auginat, tai čia jums galima. Nieko baisaus tada. Viskas, šita dalis jau ready. Dabar išsidėlioju 1, 2, 3, 4, 5. Užsidarau. Va, pasiruošę toliau. Agurko šį kartą neturiu, tai pomidoras bus pagrindinis ingredientas, bet kas valikė iš praeito karto sunaudosiu, ne problema yra. Ir avokado, įsitrauksime 3 pipirų svogūnėlių dar ir dėsim. Va, dedu salotų biškį, nes reikia jau sunaudoti pilnai. Tai va, ant vieno biškį, ant kito biškį, ant trečio daugiausiai. Pasiruošę. Tai po 2 avokadus, tokias skilteles. Tai reikia sunaudoti, liko. Tai po 3 netgi. Kai kur po 3, kai kur po 2. Tai raumenims į naudą. Tada pomidorai. Kiek išeis čia va, sudėsiu, kad nieko neliktų. Praktiškai skiltelę. Pomidorienė šį kartą bus. Op, gal tai, kad nereikia, galima vieną. Suvalgyt. Op. Norėjau pabėgti. Nesigaus, po to įsiskarbsim. Nieko baisaus. Tai beveik pasiruošę. O, kažkas kepa beveik iškepę. Po to išsitrauksim, pasižiūrėsim. Tai va, turim 1, 2, 3 tokius gražuolius. Išsitraukiu slaptus ingredientus. Tai va, po 3 svogūnėlius į trasą. Ai, vieni nematė, galim po daugiau, ne? Kad čia po to liks, neišmesim. Ir po kokius 3 jalapenus. Dar žiūriu, kad iš prieš karto yra likę. Sunaudosim. Va, 1, 2, 3. Dar kartą. 1, 2, 3. Ramu. Pasiruošę. Slaptos. Įrankis nenupraustas. Tokia realybė. Va, persidedu. Op. Ir turim. Dabar va šituos visus jautienos gabalus dėsim ant šitų gražuolių. Va, pasiruošę. Tai čia šitos visos baltymus, kuriuos man svarbu yra sunaudoti. Va, išsidėlioju. Iš šianais. Gardu. Ir šianais. Palygiai daug maž šakies. O čia išsijungti reikia. Va, gražuolė tortilijos paruoštos.
Parodysiu iš arčiau. Va, viskas, ko reikia. Avokadai, salotos, pomidorai, jalapenas, jautiena. Galima čia būtų juos turbinti ir turbinti, ant kiaušinius dėti, dar kažką. Bet čia va, per akis svarbiausia dabar yra baltymai. Anglių per daug neužkelt, biškį riebalų. Einu įsijungiu filmą suaugusiam ir tada šitos dalykus suvalgau lengvai. Sušylam, paskutinis ir pirmas darbinis setas, 100, šiam 2,5, bandysim 3, tai gausis nežinau, turėtų būti gana lengvai. Skaniai. Skaičiuoju toliau procentus. Tai paspaudu 100, šiam 2,5, 3 kartus. Preliminarus vienas pakartojimas yra 172,5. Tai nuo to šį kartą imsiu 8 procentų ir spausiu 2 kartus po 3. Tai gaunasi, darysiu 107,5 kg. Tai gaunasi gana lygiai ir dabar susidėsiu tos pakartojimus. Dabar yra lygiai praėję metai po traumos, tai kaip ir patenkintas savo spaudimu. Bet dabar 100, šiam 2,5, tokie visai nieko, bet dar paėmimas yra gana siauras. Mažą pirštą laikau ant to žiedo, kurio darau. Ar pamušiau rekordą, esu padaręs 172 kartus. Trečias kartas nesigavo, tai dabar nelabai žinau, kad ar tas išeitų, bet liko dar savaitę, pabandysim 100, šiam 7,5. Tai kaip ir bus PB, bet kaip ir tokio svorio dar nebūsiu bandęs tarpinio tarp 100, šiam 5 ir 107, tai pasirinkau dar 2,5 kg mažiau. O dabar 107,5 su pauzėm 2 sekundžių, 2 tikai, competitiono spaudimas, 2 serijos po 3. Skaniai. Paskutinis setas, 100 stramdų, 3 kartus ir varom traukti. Nesunku, bet reikia išlaukti. Norėtųsi biškį plačiau spausti, bet tas nesigauna dabar dar. Saugau biškį petį, tai žiūrėsim, kaip bus. Skaniai, susitvarkom ir tepam slidės, einam traukti.
Pirmas setas 2 pem, dar 2 lieka. Šiandien planas 3 po 2 su 2,50. Antras dar vienas lieka. Tris po 2 pem baigta. Einam mankštą daryti su deficitu. 195, 3 po 3. Taip lengviau yra numinėti blynus, tai visą laiką kažką pasikiškit po apačią, bus žymiai lengviau nusimti. Trauksiu su bintais, kad kuo mažiau išnaudotų gripą ir kad kuo labiau kojos ir nugarą dirbtų. Žymiai geriau negu praeitą kartą. Gal dabar neatsimatuoju labai, bet taip hamstringas nesijaučia, tai nedegu. Ir manau, kiti 2 setai sueis dar geriau. Čia visai nieko deadlift eina. Dabar pirmą 2 pem traukiau pailsėjęs 5 minutės, tai jisai buvo sunkiausias. Antras buvo bet ilsėjausi 7, trečio ilsėjausi 10 ir gavosi geriausias pakartojimas. Tai reikės maždaug atsistrateguoti, kad pradėni padėti su 10 minučių pauze. Ilga treniruotė, bet kardio savotiška reikia atlaikyti. Deadliftai baigta, einam padarysim ardelus, kad hamstringai blizgėtų, 4 po 10. Norim spuoguotą užpakalį rodysiu. Nu ten žiauriai baisiai atrodo. Tikiuosi neužcenzuruos YouTube šitos dalies. Tai, bet visai nieko. Gal kai mesim svorį, tai hamstringai gražiau įsiskirs, bus atrodys. Bet dabar tas Instagramo modelis tikrai turi geriausius kampus. Nes aš šitos kampus gaudau, kad hamstringai gražiai atrodytų. O tiesiog storas ir nėra to kampo.